Šiam sezonė mūsų ekipažui taip, pats laukiamiausias yra Lakes 300 ežerų ralis. Tai startuosim su nauja technika, su Škoda. Dar nesėdėję, ta prasme, važiavau nesėdėję koviniam režime, bet teko važiuoti 3 km, tai visai automobilis patiko, dar buvo asfaltinė pakaba. Tikrai per 3 km pajutau nemažai įspūdžių, tiesiog pajutau sportinio automobilio dvasią viduje, kad tai yra sportinis automobilis. Kada nusipirkom, buvom šitą automobilį išardę, greičio dėžę, reduktorių, gaminame specialius įrankius, nes be tų įrankių negalėtumėm apsitarnauti nei greičio dėžės, nei išimti pusašio, nei galinio reduktoriaus. Tai čia tikrai toksai buvo nemažas laikas gamybos įrankių, kol pagamino, kol pritaikėm, tiesiog taip viskas įsitempė. Tai manau, kad dabar viską turim, viską surinkom, intensyviai dirbam jau savaitę laiko. Šiandieną darom suvedimus, kurie reikalauja dienos laiko. Kada mes pirkom automobilį, mums taip pat sakė, kad suvedimas šitam automobilį darosi dieną laiko, mes nelabai tikėjom, bet mechanikai šiandieną pasakė, kad tikrai taip ir yra sunku, yra ką veikti, kaip sako, kad jį padaryti. Bandysiu ralį startuoti su Langetė, nes tiesiog prieš mėnesį užsigavau ranką ir man visą laiką ją paskaudėjo, bet pas gydytojus nesikreipiau, nes pats esu gydytojas, nusprendžiau, kad nieko nėra. Bet kaip pasirodo, vakar pasidariau nuotrauką ir traumatologas pasakė, kad dėja, bet lūžęs yra delnikaulio kaulas. Tai mes norėjome įdėti 6 savaitėm į gipsą, bet pasakiau, kad to negali būti. Ir tai padarė Langetė, kaip matot. Tai nežinau, kaip čia bus, bet aš manau, kad viskas bus gerai.